Spalio 30. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Mato Evangelija 6 skyrius 24 eilutė. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Patyrimas ir stebėjimas tai patvirtina. Matome, kad kaip taisyklė, žmonės dvasiniuose reikaluose būna arba šalti, arba karšti. Pirmiausia, turime ieškoti ypač Dievo karalystės. Tai yra svarbiausias mūsų rūpestis domėtis tą karalystę, pašvęsti visą savo laiką, įtaką, savo dėmesį, energiją, savo mintis ir lėšas, kurias turime be abejo, kad išskyrus tuos dalykus, kurie mums yra būtini dabartinėme gyvenime. O mūsų meilė ir uolumas pasireikš tuo, kiek iš savo turimų dalykų mes pasiruošę pašvęsti dvasiniams reikalams. Mūsų Viešpats, kalbėdamas apie du šeimininkus, neturėjo galvoje dviejų šeimininkų, kurių interesai ir tikslai tokie patys, bet kurių interesai ir tikslai yra skirtingi. Kitaip negalėtume tarnauti Dievui ir Kristui kaip mūsų viešpačiams. Mes galime jiems tarnauti, kadangi jų interesai ir siekiai yra tokie patys. Tačiau interesai ir siekiai Dievo ir Šėtono yra priešingi, todėl negalime tarnauti abiem. Dėl tos pačios priežasties negalime tarnauti Kristui ir Antikristui, kūnui ir dvasiai, dabartiniam pasauliui ir būsimam, klaidai ir tiesai. Kuo anksčiau tai suprasime ir elgsimės laikydamiesi šio principo, tuo geriau mums kaip krikščionims. Klausimai: ar šią savaitę tarnavau tik vienam šeimininkui? Kam tarnavau, kas man padėjo arba trukdė pasišvęsti tik vienam šeimininkui? Kokius pasiekiau rezultatus? Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Mato Evangelija 6 skyrius 24 eilutė.